pabandyk, kiek įmanoma greitai, nubėgti. Sparčių žingsnių bent jau. Sparčių žingsnių bent jau, atsargiai nepaslysk. Gerai, pasirengęs, ar ne? Jo. Aukštas, žemas startas. Aš aukštą gal. Gerai, senoviškai. tai sulik skaičiumi 3. 1, 2, 3. Einu ir kadangi žmonės man sakė surasti kokią nors gražią moterį, bent jau nužygiavus iki to medelio, tai aš pabandysiu, jeigu man pat nesurasiu moters, taip gal bent medeliai kalbėsiu nusifotografuoti šiam žurnalui, nes ką gali žinoti, žalieji šiaip jau irgi žmonės, žalieji irgi skaito. Žurnalus, blemba, čia tikrai slidu yra. Taip, čia galima ne tik tai koją nusilaužti, bet ir sprandą. Ir tikiuosi matau tik tai viso labo vyriškių su šuniuku, nei vienas, nei kitas netinka į žurnalą, nes ne visai tikslinė auditorija. Man atrodo, medelis tai tas turėtų būti labiausiai nuskuręs, sprendžiant iš to, kiek žmonių jį jau glamžė, apsižerginėjo ir panašiai. Ir dabar galvoju, jeigu bus atleista, aš jį tiesiog tokiu būdu apsižergsiu. Viskas, apsižergiau, dabar švelniai pabučiavau, užduotis atlikta, galima žygiuoti atgal. Na gerai, medelis, sveikas, taip, mes grojame. Moterų, kaip ir sakiau, metas yra mažiausiai tinkamas jiems ieškoti. Žodžiu, vyrai, jeigu jūs galvojate, kada nors nusikabinti merginą, niekuomet to nedarykite prie radio centro, prie spaudos rūmų 8 val. Ryto. Nes geriausiu atveju, ką jūs galite nusikabinti, kaip jau sakiau, tai tik tai medelį, kurį prieš tai yra apglamžę ir nubučiavę visi radio centro rytinės laidos svečiai. Kol kas tik 3. Sekretorės, ko gero, mes irgi nekabinsime, nes jie čia yra ne tam. Žodžiu, viskas. Aha. Baigta, dabar man belieka sužinoti, per kiek laiko aš elegantiškai prasisukau šitais visais vingiais. Baigiau? Na, taip. Prodiuseris tuoj pasakys laiką. Ernestai? Taip, turime laiką ir tai yra minutė ir 34 sekundės. Na, kaip 40-mečių vyrų visai. Taip, kaip elegantiškai iš tikrųjų ir, išskirtinai, aš sakyčiau. Ir dar užpildant eterį savo tuščiom šnekom. Be jokios abejonės. Ir visą laiką kalbėjai, Aidai, ir dar, elegantiškai, kaip tikras džentelmenas, pabučiavai medelį. Bet aš taip pats susimašiau, kad tas medelis, ko gero, vargšas, jis nesulauks. Ne, tas medelis jau galima viskas įkirsti ir vežti ant malko. Taip. Gerai, Aidai, ačiū tau, kad buvai. Sėkmės ir pamatysime tave televizoriaus ekrane ir be abejo toliau tualete skaitysime žurnalą. Jo, sėkmės, čiau, iki.